Sveiki, gerieji žmonės, draugai ir nedraugai. Seniai ką nors besakiau, nes, svyra rankos, kai žiūri, kas darosi Lietuvoje, bet neseniai čia vaikas pradėjo susidurti mokykloje, nes mokytojai brūka jam kažkokį bjaurų naujadarą raidžių rinkinį kaip tvarumas. Tai aš pabandysiu pateikti savo matymą, kas tai yra, iš kur tai atsirado, ką tai mums reiškia, ką tai duoda, kiek padeda ir kiek kenkia. Padeda nežinau kiek, bet kenkia tai tikrai. Tai va, pradėsiu nuo tos didžiai gerbiamos mokyklos. Tai pokario laikais didelė dalis Lietuvos mokytojų, kurie nebuvo ištremti, išėjo į miškus tam, kad nevaikščioti su kaukėmis ir neversti vaikų to daryti. Aš kalbu perkeltinė prasme, kad nepritarti režimui. Jie rizikavo gyvybę ir daug kas ir žuvo, pateko į kalėjimus, lagerius ir panašiai, ir jų artimieji taip pat nukentėjo. Šiandien nieko panašaus nėra, kovojama tik už geresnį kąsnį, geresnę padėtį darbe ir panašiai, pareigas galbūt ir patyčių baimę. Ir kuogi patapo mokytojai. Maža to, kad 2 metus vaikus laikė uždarę namuose, retais atvejais, kada leisdavo į mokyklą su antsnukiu ir vedžiodavo nupaišytais takeliais koridoriumi. Ir visą tai darė rimtais veidais, vieni kažkaip, vieni tik tai konformistiškai, kiti idėjiškai skųsdavo. Tai daug kartų teko įsikišti, apginti savo vaikus nuo tokių dalykų. Tai tiek kalbant apie mokytojus, dar ne viskas. Kitas dalykas gėdingas mokytojams, tai tas Bartoševičiaus kodas, to lietuviško Čikotilos. Bartoševičiaus tam, kad jį apginti, nukreipti dėmesį nuo jo bylos, yra įvestas, kaip jis vadinasi, teisėto darbo su vaikais kodas. Tai mokytojai pamynė bet kokią gėdą, bet kokią savigarbą ir žmoniškumą, visi pasiėmė tos kodus vietoj to, kad visi būtų pasiuntę raštu pagal savo vadovus, kurie tą verčia daryti, arba ministrus, paskui rusų karo laivą. Tai gerbėmieji, ne jums kalbėti mano vaikams apie tvarumą ir meluoti, nes tai nieko gero neduoda. Tai nėra ateities. Kitas didelio tvarumo pavyzdys buvo per tą koronės fašistinę diktatūrą, kai, pamenat, medikai šoko vietoj to, kad gydytų žmonės, jie žudė. Žudė, tai net netikrai to žodžio prasme, bet atitolinę pagalbos suteikimą ir viską nurašydavo stebuklingai lygai. Jeigu atvažiavo su peiliu nugaroj į priėmimą, paėmė tą pakrapštį nosį ir rado koronę. Buvo koronė. Tai buvo cinizmo ir pasityčiojimo iš tų pačių medikų pavyzdys. Nežinau, ką turėjo man padaryti, kad priversti taip elgtis, šokti, sakykime. Tai dar betrūko, kad mokytojai šoktų. Tai irgi didelis tvarumo laimėjimas. Rezultatas, nežinau kaip pavadinti, tai man tai siejasi su tvarumu. Dabar pastebiu poliklinikose, viešajam transporte, kur dirbu mieste, dar vaikšto žmogeliai, kiti net vaikam užmovę tas antsnukius, kaukės. Tos kaukės jau ne ant nosies. Šiandien žiūrėjau poliklinikoje vienam vaikui ir močiutę ant smakro užsidėjus tą kaukę. Tai priminsiu istoriją. Kaukė tai yra pionieriško raudono kaklaraiščio atitikmuo. Mes irgi juos buvom verčiami nešioti mokykloje, ne tiek iš idėjinių, sakykime, sumetimų, bet priešinomės, taip, nes tai buvo nesąmonė. Ir ta suglamžyta kaukė ant smakro man asocijuojasi su pionieriško raudonų kaklaraiščių suglamžytų įkištų į mokinio uniformos kišenę. Ir kai tave priverčia, pagauna, tu jį įsitrauki tą skudarą ir užsiriši. Tai irgi tai labai tvaru, sakykime, labai padeda. Pakalbėkime apie kitą sritį. Daug nekalbėsiu, nors esu atsargos kariškis. Tai mes per 30 metų pasiekėm daug.
kadangi lėšos skiriamos ir įsisavinamos tvariai gynybai, tai mes pasiekėm stulbinantį rezultatą, kad oro balionai leidžiasi Lietuvoje su kontrabanda iš Baltarusijos, tame tarpe kariniuose daliniuose. Man baisu pagalvoti, kas nutiktų, jeigu imtų ir įvažiuotų iš Baltarusijos 2 tankai ir važiuotų abipus Minsko plento iki kur nors Akropolio nusipirkti cigarečių. Tai irgi yra labai tvaru, kalbėti apie tai nevalia, nes tvarumas. Tvariai tvarkoma, tvariai slepiama ir dabartinis Seimo pirmininkas prie to prisideda. Tai va apie gynybą. Iš kur tai atėjo? Aš labai pamenu sovietų laikais, kada baigiau tarnybą toj privalomoj rusų kariuomenėje, tai buvo 87 metų. Pavasaris, vasarą dabar nepamenu, bet laikas šiltas, kai buvo stipriausia nepabėdimai rusų kariuomenė, grasino visam pasauliui ir vokiečius nargleputys 19 metų jaunuolis nusileido Raudonojoje aikštėje. Taip aš tada Maskvoje buvau, reikėjo tą matyti ir negaila ne 2 metų vien už tą vaizdą, kas ten darėsi. Tai irgi buvo labai tvaru, tai kodėl aš tai pasakoju, pas mus mes persikeliam tiesiog iš tų laikų. Ir viskas vyksta taip pat. Norit, nesutikite, bet bandykite įrodyti kitaip. Va. Dabar iš kur vėl atsirado tas tvarumas, tai pirmiausia nuo Trockio, to pačio iš sovietų, kai buvo paleistas visas brudas su visais dabartiniais gyvenimo įgūdžiais, kurie virto gyvenimo įgūdžius, tai yra mūsų neseniai buvę nusikaltėliai valdžioje, kiti likę bandė prakišti gyvenimo įgūdžių programą vaikams, tai yra čiulpimo, prezervatyvų karpimo ir panašiai programą. Tai čia šiuo atveju noriu padėkoti mokytojams, kad jie visgi sabotavo šitą dalyką ir tai nevyko. Bent mano žiniomis, mano vaikai to nepatyrė, nesusidūrė. Va, tai irgi labai tvaru, tai tvarumas. Toliau pakalbėkim apie mūsų teisėsaugą. Irgi paimkim istoriją. Jeigu kas matėte arba skaitėte Varlamą Šalamovą, tai jo ten yra Kolaimos apsakymai, Kolaimskие рассказы ir yra 10 berods serijų filmas Lenino testamentas, testament Leniną. Ir ten rodo epizodą, kada laukia visi politiniai šitie kaliniai. Ir per 2 durys į teismo salę, ten sėdi trojka, įeina per vienas duris, gauna 5 metus lagerio, per kitas duris 15 metų lagerio. Viskas tvariai, labai tvarkingai sutvarkyta, iš anksto surašyti nuosprendį, tik rašo pavardę. Tai aš pats turėjau Dulkio byloje, dabar mane krūva teisėjų, dar visų lėšų negrąžina ir tą patį, šūdą malą lygiai taip pat. Kai skaitau aš tuos jūs teismo sprendimus, tai rašo dirbtinis intelektas, tik suvedus kertinius straipsnių pavadinimus, administracinės ar baudžiamos teisės, iš vis teisės. Ir kalbant dabar yra dar apie mūsų tą garsią bylą vadinamą riaušių, tai yra suorganizuotos specoperacijos Skvernelio ir Bilotaitės ten kartu. Tai tiem žmonėms, 87, kuriems gadina gyvenimą ir geria kraują, jau nuosprendžiai parašyti yra. Jie praktiškai vienodi, ten truputį pakeistas galbūt lygtinai tas terminas ir baudos dydis, o iš tikrųjų vienas lapas įrašai pavardę, įrašai kokia bauda ir panašiai, jis jau parašytas ir be jokių. Vėlgi, iš kur tai atsirado? Tai buvo labai tvarus metodas Stalino laikais, kada, aš daug apie tremtį skaitęs, filmų žiūrėjęs, kada nušauna žmogų į krūtinę, tvarumo ataskaitoje rašo, kad ėjo šautuvo atimti, todėl buvo nušautas. Jeigu nušaunamas į nugarą, parašoma tvarumo ataskaitoje, kad norėjo pabėgti. Vienu žodžiu, auka visada kalta, jeigu kalbant rimtai. Tai čia yra tas jūsų tvarumas, kuriam tarnaujate. Tvarumo specialistai, dabar aš žiūriu, tai yra Sovietų laikų partijos sekretorio atitikmuo. Tai
Reiškia, nieko nedarimas, gyvenimas kitų sąskaita, parazitavimas, neaiškios kvailos frazės, tada buvo komunizmo statyba, dabar tvarumo, žaliojo kurso statyba ir daugiau nieko. Ir mes juos išlaikome. Tai tik tiek apie tai galima pasakyti. Ir galima apie tai kalbėti be galo. Tai vat, kaip su to kovoti? Pirmiausia, nereikia tylėti, ignoruoti, žinoma, tos jau pasiūlymus, sabotuoti jų nurodymus, tvarumo visokius. Ir išgirdus žodį tvarumas, siūsti originalo kalba, va taip kaip siūsdavo per televiziją rusų karo laivo. Kur rusų karo laivą, reiškia siuntė originalo kalbą. Tai nėra jokia keiksmažodžiai, pas mus tai įteisinta. Reiktų kovoti, bet jokių būdų nepalikti to, kaip yra. Nes mes grįšime į tos laikus, kada mus kaltins, kad ėjo ginklo atimti arba norėjo pabėgti. O, beje, vos nepraleidau. Taigi, nesenas įvykis, kai sušaudė nieko nekaltą moterį, kuri ten beveik mano amžiaus kažkur psichiškai nesveika. Tai įsivaizduokit, 2 policijos ekipažai, greitosios pagalbos ekipažas negalėjo sutvarkyti vienos moters. Tai jinai turėjo atrodyti kaip filme Baubas, kur toks senam pastatymė skraidė ant karsto aplinkui bažnyčioje. Turėjo taip atrodyti ir reiškia, irgi parašė tvarę ataskaitą. Tik tai labai tvariai dingo įrašas nuo kūno kameros mento. Mentais tai aš vadinu policininkus, ilgai turėjau pratinti save, bet jie šią dieną tik tokie ir yra. Tai čia paaiškinu, kas nesupranta. Tai irgi buvo labai tvaru, reiškia, visi nusiplovė rankas. Bet kas reiškia komentuoja, kokie nors ten, atimkim mūsų sadistus ir žudikus tokius kaip Šakalienė, ten vėl policija. Aš ne policininkė, nežinau, policija įsiaiškins. Ir didelis džiaugsmas, labai nustebino, kad išteisino tą mentų pareigūną. Kitas atvejis, Bilataitės su Požela ir kitom tarnybom susprogdintas namas, kai buvo tyčia numarintas vaikas Kajus. Motina nutempus, nebuvo gelbėjimas. Ir tyrimo jokio nebuvo. Reiškia, tai čia dabar spręskit patys. Į nugarą šovė ar į priekį. Jis norėjo pabėgti, ar jis norėjo šautuvą atimti. Jau nekalbu apie patį namo susprogdinimą, kurio niekas netyrė. Tik tai protingi žmonės pasakė, kad negalėjo tokio sprogimo sukelti dujos. Ir tai žmonėms aš tikiu, mūsų šitais tvarumo durniais tikrai ne. Dar prisimenu labai tvarų dalyką, lėktuvo nukritimą neseną, va čia, netoli Eurosto. Tai tvarumo ataskaita gal kur nors yra, bet visuomenė nepaaiškinta, kas įvyko. Tik buvo paaiškinta, kad niekas nieko netirs, nes tai buvo labai tvariai nukritęs lėktuvas. Tai va, jums tvarumas. Tvarumas yra, kalbant rimtai, tai kad uždengti nieko neveiklumą, užtildyti kitaip manančius, mąstančius ar prieštaraujančius. Tai yra tiesiog bolševikinis reliktas. Tai va, mėly mokytojai, nenoriu, dar sykį kartoju, kad mano vaikams kištume tą šūdą. Visiems geros dienos, parašykite, ką manote, patinka, pasidalinkite, nepatinka, nereikia, nerašykite, kad aš senas ir durnas, aš žinau, kiek man metų, nerašykite apie mano išvaizdą, nerašykite, aš pats žinau, kad aš dirbu vairuotoju, parašykite apie mintis ir geriausia savo mintis ir už tai būsiu dėkingas. Geros dienos.